Atėjome iki tokio meto, kuomet sveikuolis tampa Dėl nežino kas. Etapas buvo toksai, kad aš dantis valiausi be dantų pastos. Pagarba ir nuolankumas. Jeigu šito dalyko neturėsit, praktiškai neįmanoma turėti harmoningų santykių. Kaukaziečiai žmonės yra pakankamai karšti. Į visais klausimais man jie šitas irgi persidavė. Pakankamai greit suformavau nuomonę, kad ne, aš kažkodėl tai tą viešąjį sektorių neisiu. Apie tą kūno sveikatą nieko nežinau, absoliučiai. Pabandyk surasti kur nors, kur ateitų 100 žmonių. Pas mus ateidavo realiai vieną treniruotę, kai tu nori veikti kažką, bet tave kažkur tai pririša finansinis stabilumas ir atsakomybė. Ir baimė žengti žingsnį. Buvo aišku kartais, kad per prievartą temdavo ir aš nenorėdavau, bet matau, kad tai davė gerus pagrindus. Kaip jie ten kažkur pragėrė, pravalgė, prarūkė, prauostė. 2/3 Lietuvos žmonių nejuda išvis nei vienos valandos per savaitę. Kūrė bet ką, kad tik tai žmonės sudominti. Elektros laidus prijungia prie užpakalio. Jo, man tai reiškia, kad jau esu nebe tas žmogus, kuris iš gyvenimo įmo, kuris jau turi pradėti atiduoti. Išsikėlėm savo aukščiausius standartus, kad jeigu mes esam sveikatingumo treneriai, mes turim būti realiai sveiki. Labiausiai, kuom didžiuojasi iš tokių mažyčių žingsnelių, tai kad atsisakiau alkoholio prieš 7 metus. Vienas geriausias sprendimų. Jam ten sunku, jisai ten žiūri, dairosi, blema, visi ten gražus apsirengę, ten prisidažė, prisistatė, prisipūtė kažkokie vaikšto. Ir panašiai, o kaip man čia jaustis, vat nėra dar to, kad jisai ten būtų kaip namuose. Nieko, viskas normaliai. Buvo iššūkis didžiausias čia man, kai aš prasidėjau, tai nuo Žinių radijo, kai ten turėjau savo laidą. Tai va ten tai, o mes turėjome 8 minučių eterį, ar tai 9. Ir reikėdavo taip susakyti, kad ir mano, ir Rasos visos mintis ir pokalbis toksai būtų, vat, žinai, minimaliai iškarpytas ir viskas. Tiksliai, aš šitą visai pamiršau, žinok, apie tave galvodama, o prisiminiau, kad dar girdėdavau visai tave Žinių radijo. Per Žinių radijo būdavau. Aš irgi, žinok, pamirštu šitą etapą labai dažnai, bet po to prisimenu, tai wow, 72 laidos sukurtos, tai buvo nemažai per visus metus, mes 2 kartus. Jos trumputės buvo, ne? Trumputės, po 9 minutės jau. Bet ilgesnę laidą lengviau daryti negu trumpą. Nu jo. Ta prasme, ten standartas buvo arba 25 minutės, arba 9, arba dar, man atrodo, yra ten 48 kažkas tokio buvo. Tai 48, tai ten jau būdavo tokie ilgi ten pokalbiai tie visi, ten atsimenu Arvasevičius Vaidas su Murauskinė, kai kalbėdavo, tai jie ten turėjo tokią ilgą laidą. Bet ten ir yra apie ką pakalbėti, ten, žinai, tokios temos, jie ten diskutuodavo. O tos, kur 25, tai dažniausiai su pašnekovu kažkokiu tai būdavo. Ir jos, žinai, ten ateini, va taip, klausimų atsakymų formatu, tos 25 minutės, atėjo iki aušrą. Ten sprogdavo tas laikas momentaliai. O 9 minutės, tai tu sėdi galvoji, blino, kaip čia dabar užsinai susakyti, va ir ta, ir ana, ir ta svarbi informacija yra. Tai aš reką paspaudžiau. Jau? Gerai. Mes jau po truputį ir pradėjom. Mes jau pradėjom. Gražiai ir ten atrodai pasidažiusi tokia, make-upas padarytas visas. Šįkart nepasagnė. Taip, tai čia bendras, ane? Čia bendras, ten tavo, Bet mes tikriausiai, mes nežiūrim, aš turiu tą įprotį biškį kartais, žinai, pažiūrėti kamerą. Gal šitą informaciją irgi bus visai įdomi? Čia kai, žinai, kai labai nori, kad tave išgirstų, pažiūri žiūrovų į akis. Taip. Tai čia man irgi per filmavimus tai būna, aš su heroju kokio kalbu, po to, žinai, atsisuku ir ten, tipo, po moralo, žinai, kokia ar kažką tas yra protis. Tai gerai, tai pradedam. Aš noriu tave pristatyti, nes tikriausiai tave daug kas žino, bet o jeigu kartais kas nors ir nelabai. Tai Alanas Zeranovas, sveikos gyvensenos treneris, už 7 marių sporto bendruomenės vienas iš įkūrėjų, TV laidos Į sveikatą vedėjas, grūdinimos ledo voniose ir eketėse entuziastas, sveikuolis, pranešėjas ir motivatorius sveikatingumo renginiuose, 3 vaikų tėtis ir mylintis žmoną vyras. Oi, viską pasakėjai. Labai išsamus, ne? Matai, Kaip tau toks, vat? tiek daug visko pripasakoju, bet realiai viskas yra apie tą sveikatos prizmę. Atrodo, galėtum pasakyti tiesiog, sveikatos, žinai, entuziastas arba. Bet skirtingos veiklos, žinai. Bet vis tiek susijusios visos. Jo. O kaip tau, žinai, tas sveikuolio apibūdinimas? Kaip toks, man atrodo, įpareigojantis, žinai, visai titulas sveikuolis. Tik tai, žinai, keista yra tai, kad šiaip iš tikrųjų tas sveikuolis nuo senų laikų, jisai būdavo toksai labai gerbiamas žmogus. Ir jisai būdavo kaimuose pavyzdys, jisai būdavo tas, kuris darydavo mankštas, jisai būdavo tas, kuris užkurdavo sveikatos energiją, pavyzdį, ten vesdavo pirtis visokias ir panašiai. O atėjome iki tokio meto, kuomet sveikuolis tampa Dėl nežino kas. Toks, kuris atrodo lyg
lyg ir sveikas žmogus, lyg ir matosi spinduliuojantis ten ar gera energija, ar savivertė aukšta, ar pasitikėjimu savimi, vien tik dėl to, kad jis įdeda daug kitai energijos. Kita vertus, kai kurie perlenkdami lazdą, arba, sakykime, kažkur tai nelabai gerai pamaldami liežuviu, arba kažkur tai persistengdami, sukuria jau tokią kitokią etiketę. Nu ir mesgi turime tokią atvirą ir labai... tokią visuomenę mėgstančią pakritikuoti ir tos burbulus labai išpučia ir, sakykime, šiais laikais irgi tos sveikuolius sieja su įvairiausiais žmonėmis, ai tai čia va toks, ai tai čia va ten tokie ir panašiai. Tai kartais reikia visokias tas etiketės atsiklijuoti, nusiklijuoti, bet aš drąsiai laikausi ir svarbiausia, tu darai tiesiog savo pavyzdžių visą laiką, visų pirma galvodamas apie savo artimųjų, kažkokį tai pavyzdį, mokyklą, kažkokią tai tradicijos perdavimą ar kažkokį tai paveldą ar panašiai, o tik tai vėliau galvoji ten apie kitus kampus. Aš tai žinai iš savo pusės, taip man atrodo, mane kartais jau su Jonu pavadindavo sveikuolis vien todėl, atrodo, pakanka būti truputėlį sportuoji, truputėlį mytybą, taip susireguliuoji ir tu jau žinai toks sveikuolis. Ai, tai čia jau sveikuoliai, tai čia nepirkim sausai. Taip, tai tu jau sveikai maitai, ar valgai tortą, ne, iš tos serijos. Jau... Tai žodžiu, nejauti tokios naštos, žinai, nu ta prasme, kad va, tu sveikuolis, tave, tarkim, straipsnėse pristato kaip sveikuolių, žinai, kad, nu, neduok Dieve, tave kas nors pamatys ten, žinai, su Nutella ir valgai, žinau, ne? Taip, aš saldumynus mėgėjęs esu, jo, žinoma, tai mes tų blogų dalykų irgi turime. Nėra tokio. Ne, nėra, bet iš tikrųjų sveikuolių nėra taip, kad labai mėgčiau vadintis. Aš iš tikrųjų labiau save vadinu sveikesnės gyvensenos praktikų, technikų, entuziastų, tas geras toksai žodis, entuziastas toksai, kuriam viskas yra įdomu, kuris išbando. Ir vėlgi naudoju žodį sveikesnės, nesveikos, nes sveikos nėra, nes tai yra jau tas kraštutinumas. O naturalistų, pavyzdžiui, tave galima vadinti, nes va irgi skaičiau, kad tugi vaistų daug metų, pavyzdžiui, nevartoji, ne? Reikaisi nesiskiepti, jeigu patikslink mane, ne? Jo, ta prasme, ne tik tai kalbant apie pastarą laikmetį, bet ir anksčiau irgi nebuvo. Tai toks tau tiktų irgi toks, ne? Truputėlį. Jeigu tas žodis gerai tai apibūdina, tai tikriausiai, kad tiktų, bet tai nėra, kad aš esu tikrai prieš tai nusistatęs, sakykime, irgi kategoriškai, nes mano šeimos nariam kartais prireikia tų pačių vaistų ar kažko. Tai čia tiesiog yra mano toksai gyvenimas, aš matyt, taip susidėjau, taip viską susitvarkiau, kad to nebereiktų. Ten yra ir kitų gyvenimo tokių mažyčių aspektėlių, kurie padeda man, sakykime, šitą apibūdinimą priimti. Ten, sakykime, nežinau, kaip pavyzdys, aš stengiuosi nenaudoti ten ant savo kūno chemijos nereikalingos, ten neteplioju kremais visokiais, nenaudoju ten dušo želių, ten kai nereikia per daug, bet kartais juk reikia įsiprausti ten ir panašiai ten. Tai irgi, va taip sakykime, tas toks visko įvertinimas, kad kažkas tai tas, kas yra labai labai patogu ir labai labai viskas taip po ranka, tai ne visą laiką yra gerai. Taip, viską taip truputį kritiškiau pasižiūriu ir nežinau, ar tai gerai, ar tai negerai. Nu, sakykime, etapas buvo toksai, kad aš dantis valiausi be dantų pastos. 6 metus, visiškai. Ir galvau, kam man reikalinga? Aš realiai ten irgi neradau nieko už, kad dantų pasta yra toks geras dalykas, kad ten wow. Po to aš ir kalbėjausi su odontologais tais pačiais, nes vieni kalba, jog yra viskas ok. Aš nueinu, sako, šiaip žinok, iš tikrųjų jo, ta dantų svarbiausia yra va ten su vieno danties šepetėliu, su tarpdančių siūlų, va ten yra svarbus reikalai. O ta pasta, tai sako, čia nebent gaivesnio kvapo nori ir kažką. Netgi patvirtinti. Tai... Nes aš, pavyzdžiui, visai kitokias nuomonės girdėjau, bet jo. Tai čia sakau, kiekvienas tą ir tu paskui pasibandai, žiūri, kad tau tikrai gal ir nieko. Tai bet vėlgi čia vertink kaip nori, žinai. Tai, bet aš nesu nusistatęs ir niekam nebėgau ir nešukau, joj, tu to nedaryk, arba ten netgi savo šeimos nariam nieko nedraudžiu, kad ten, sakykime, tėtis nedaro, tai visi dabar stenkimės tokią liniją palaikyti. O žiūrėk, aš šiaip nebereikalą paminėjau pabaigoje, kad ir mylintis savo žmoną vyras, nes man kažkaip labai gražu, iš tikrųjų, kaip jūs su Agne visai imatės, atrodo, tos santykių temos, viešai komunikuojat, kažkaip bent jau skleidžia tokią žinią, kad tam, kad ilgai išbūtum santuoko ir ta santuoka būtų graži, tai reikia dėti pastangų kažkada. Tai, sakai, užtektų pavadinti tave, žinai, sveikos gyvensenos treneriu, bet santykių tema tai truputėlį jau iš šona, bet man atrodo, ji tau visai patinka, visai limpa. Jinai visai ne iš šona. Ne iš šona tau? Ne iš šona, jinai tiesiog galbūt neatranda dar dienos šviesos, bet santykių tema, jinai ne tik tai, kad yra pas mus labai tokia, kaip čia pasakyti, atvira, visą laiką žinioms, visą laiką pastangoms, visą laiką tokiam sąmoningam energijos įdėjimui į tą reikalą šeimoje, bet jinai yra lygiai taip pat atvira ir
kažkokiai ateities galbūt formai irgi komunikacijos iš mūsų pusės, nes dar tas amžius yra, kai aš dar noriu sulaukti tų vaikų išaugimo, bent jau pirmojo Asparo, kai Asparas taps pilnamečiu ir aš kai praeisiu kažkokią mokyklą, nes aš turiu tam tikrą, sakykime, ir vaikų auklėjimo temoje filosofiją susidėlioja, sakykime, kaip šeimoje turėtų būti auklėjami ir auginami vaikai ir dabar tikrinu. Ir vis dar tas procesas eina, nes dabar paauglystė atėjo, ta garsioji, kurios visi bijo, apie kurią visi kalba, apie kurią, kur sugalvoja labai daug priežasčių ir panašiai, nors iš tikrųjų aš manau kitaip šiek tiek. Ir vad žiūrėsiu, kaip bus. Tai ta pati santykių tema, jinai labai yra ir įdomi, mes esame labai daug įdėję laiko investavę ir mes ir klausėmės, ir ėjome, ir konsultavomės, ir patys sąmoningai darėme ir taikėme visą laiką tai praktikoje. Tik tai mes to labai galbūt nepasakojame ir nerodom, tai sakykime viešai, nes vis tiek mes taip mėgstam kartais pasidalinti socialiniuose tinkluose ar kažkur. Tai noriu pasakyti tik tai vieną, jog netgi kada santykiai atrodo yra pakankamai tvarkingi ir harmoningi, tai vis tiek nereikia bijoti, nereikia vengti jų atnaujinti, einant pas šeimos psichologus, dar kartą pasikalbant atvirai, ar viskas. Bet jūs to reguliariai tai nedarote? Nedarom reguliariai, bet tiesiog nebijome to ir viens kitam tai galime drąsiai pasakyti, nes mes žinome, kad tai yra tas savitarpio supratimas ir pagarba, jinai visą laiką priminti, o ar tikrai, ar mes esam geram kely, nueikim, pasikalbėkim galbūt, arba patys pabandykim įsidiskutuoti, ar mes viens kitą suprantam, ar vyrišką ir moterišką energiją sugebam atskirti, ar jos nepersipina kažkur per daug, ar pas mus ten, sakykime, kažkas tai eina pakeliui ar ne pakeliui su vaikų auklėjimu ir ten asmeniniu sąmoningumu kažkokiu ir panašiai. Tai labai įdomi tema ir labai faina ir aš labai džiaugiuosi, kad mums su Agne pavyksta. Bet galiu pasakyti irgi tik tai vieną, tai pabaigai apie šitą klausimą, kad bene svarbiausias dalykas, kurį norint išlaikyti gerus santykius, tai yra tas betarpiška pagarba ir nuolankumas. Jeigu šito dalyko neturėsit, praktiškai neįmanoma turėti harmoningų santykių. Kokio lygio nuolankumas? Ką? Kokio lygio nuolankumas? Nuolankumas yra toks, kad tu turi, nesvarbu kokioje emocijoje, kokioje energetinėje būsenoje tavo antra pusė yra arba tavo vaikai yra, tu turi tiesiog išmokti taip ramiai pasėdėti, palinksėti galvą, pasakyti taip, aš tave suprantu. Jeigu tu sugebi tai padaryti ir visiškai ramiai nuryti bet kokią situaciją iš abiejų pusių, bet tas nuolankumas pasireiškia tada labai stipriai ir jisai labai padeda visur. O žiūrėk, tai dabar jau truputėlį palėtė irgi tą paauglystės temą ir vaikus. Kaip tau pačiam, kaip tokiam jau, žinai, savo srities specialistui sekasi įnešti tai, kuo tiki į šeimą? Aš žinau, kad šiaip gerai sekasi, žinai, su Agne, su Agnei, ta prasme, Agnė skatinti sportuoti, Asparas irgi ten keliasi, ne, ten 6 ryto prieš mokyklą pasportuoja. Bet plačiau, žinai, tu sakai, paauglystė negąsdina dėl tų dalykų. Ten, žinai, aš irgi lygtais girdėjau, kad tu ten sakai Asparui parodai, žinai, narkomanų video, kad važiuok, kaip bus, jeigu ten, žinai. Tai ar ta, žinai, griežta komunikacija šitoj srity tavo tokia yra, ar tokia, žinai, tiesiog savo pavyzdžių? Ar visgi bandai truputėlį taip griežčiau? Matai, aš per pusę esu kaukazietis, iš tikrųjų. Ir aš vaikystės nemažą dalį praleidęs esu tenai. Ir mentalitetas, būdas ir temperamentas ir netgi genai ir bruožai tėčio manyje yra. O kaukaziečiai žmonės yra pakankamai karšti visais klausimais, tad manyje šitas irgi persidavė, neslėpsiu. Ir apskritai mano psichotipas yra kaip žmogaus, toksai aštraus proto, racionalaus, logiško mąstymo, toks labai išreikštas, netgi sakyčiau, toksai stipriai, nežinau, ta pusė labai. Todėl man reikėjo nemažai dėti pastangų, kuomet man reikėjo, kaip čia pasakyti, eiti tuo, kaip čia dabar to žodis populiarus, sąmoningumo keliu pradėti eiti prieš 10 metų, prieš 9 metus, man labai daug pastangų tai kainavo, nes išeiti iš to loginio mąstymo ir to paaiškinimo, tai kaip tu čia man paaiškinsi, kad susiję? Ta prasme, tai logika priveda iki to, kad... Taip, bet kada pradėjai, priveda logika prie to, kad
pagal viską turėtų šitas padėti, bet kad tu pradedi į tai gilintis, ten jau daug logikos, kur nėra, žinai. Ten jau yra kai kur tokie dalykai, kur reikia nuo žemės pakilti šiek tiek ir, žinai, energetinis lygmuo, emocijų lygmuo, dvasinis lygmuo kažkoksai, tai ten kai kurie dalykai yra nepaaiškinami. Na, sakykime, energetinė apykaita, ne, vat mes dabar su tavimi kalbame ir vat čia mūsų energetika keičiasi. Pavyzdžiui, tas pats pokalbis mane gali atvesti po to namo ir aš galiu būti velniškai pavargęs ir aš galvoju, kodėl. Nu, jeigu tu tokių dalykų nesuprasi ir truputį iš kito kampo nepažiūrėsi, tu nesuvoksi, kodėl tu vieną kartą grįžti po paskaitos lavonos, o kitą kartą visas toksai, wow, ten aš taip anaip ir dar gali 100 darbų padaryti. Tai va, tai grįžtant prie tos temos apie tą, tai griežtumas, tas toksai, galbūt aš sakyčiau, tas pakeltas tonas, va, jisai kartais, kai išsprūsta iš manęs, tai aš save už tai truputėlį plaku. Na, jisai galbūt neturėtų būti, bet autoritetas ir griežtesnis tonas, jisai manau, kad viskas ok, jeigu dominuoja šeimoje. Nedominuoja, bet vyrauja šeimoje. Ir iš tėčio pusės šiuo atveju sūnui, tai yra kaip pavyzdžiui, kaip tam, kuris turi matyti tėtį kažkokį, tai dirbantį, efektyvų, besistengiantį, lyderiaujantį, užkariaujantį, atnešantį maisto ir taip toliau. Jisai vienaip ar kitaip mokymosi, pamokslo, kažkokio tai gyvenimo pamokų formatu, jisai pasireiškia tas griežtumas. Bet žinoma, kad reikia neperlenkti lasdos va tame labai ankstyvame amžiuje, kuomet tėvai iš vaikų bando padaryti kažką. Jie bando iš juos padaryti labai protingus, labai stiprius, labai gerus sportininkus, labai meniškus, ten investuoja daug ir jie net dar vaikai to nesupranta ir jie jau ten bando iš jų lipdyti maksimaliai. Na taip, jeigu uždarysi juos į olimpinį sporto centrą ir bandysi padaryti gimnastus arba plaukikus, tai tikriausiai reikia nuo 4 metų jau tai pradėti, sutinku, bet mes kalbame apie olimpinius pasiekimus. O mano atveju tai šioje vietoje vyrauja tik tai pavyzdys, tai realiai iki 6 metų, kokiu tas vaikas yra tiesiog mėgaujasi gyvenimu, yra betarpiškoje meilėje ir žiūri, kaip gyvena tėveliai ir panašiai. O vėliau, kalbant apie visas gyvenimo sritis, ateina tam tikri jau irgi to brendimo etapai, nes, sakykime, ten su sūnumi yra vienaip, iki 5 metų, iki 6 metų su dukromis yra kitaip, po to vėlgi nuo to amžiaus, vėl tada, kai prasideda jau kažkokie tai veiksmai, kažkokie buvimas laikas kartu, sąmoningi klausimai, kažkokie uždavinėjimai, vėl yra kitaip šiek tiek. Tai ten jau, na, kaip sakyti, ten visko pasitaiko, žinoma, tie vaikai, jie yra padaužos vėjai vaikai, mums atrodo kartais ten ir kažką tai trukdo galbūt, bet aš manau, kad vis dėlto vaikai, jie elgiasi taip, kaip iš tikrųjų ir turi elgtis kiekvienas žmogus. Ir mes puikiai žinom, kad ir mes tokie buvom. Mes visą laiką savo tai priminam. Juk ir aš toksai buvau kažkada tai ten. Ir visus gyvenimo atvejus. Tiesiog mes turime išmokti su tuo gyventi ir iš to gauti maksimaliai pasitenkinimo tiek savo šitame etape, bet čia jau eina kiti klausimai. Kaip tą viską suharmonizuoti, kad tas vaiko elgesys ir tavo matymas, kaip tą vaiką auginti, kad taptų harmoningi, tai čia viskas yra per ryšį. Ir vat, kaip tą ryšį megzti, va čia jau yra kitas klausimas, apie kurį galima atsakinėti ilgai ten vėl tais etapais. Gal grįžkim prie tavęs vėl truputėlį, nuo pat pradžių. Tai tu krepšinį žaidėjai profesionaliai, gan ilgai, ne? Ir Danijoje žaidėjai, bet man, žinai, įdomu, tai tu turėjai tą kelią su sportu susijusi gan anksti, bet pasirinkai studijuoti vis tiek, ne, tas APMI politikos mokslus. Ar tu kada nuoširdžiai galvoji tęsti tokią karjerą, ta prasme, politologo? Ar tas sportas buvo, žinai, taip šalia ir kažką rinkaisi dėl to, kad svajoji apie kitką, ar visgi tas sportas buvo jau nuo pat pradžių, žinai, taip truputėlį, kaip pasakyti, tavo gyvenimo dalis ir tu taip maždaug šone kažką turėsi? Jo, aš pamenu, kad kuomet aš pradėjau studijuoti tarptautinius santykius politikos mokslus, aš tik tai nuo 3 kurso pradėjau suvokti, ką aš čia gaunu realiai, kokias naudas, kaip ką. Ir aš pradėjau tokį jausti, kad didelį postumį, kad vat, maždaug visi iš čia turėtų eiti į valstybės tarnybą. Čia gimsta tie valdininkai, tie valstybės tarnautojai. Ir va tas tikriausiai mane apskritai gyvenime visur šiek tiek stabdo. Visur, kur tave truputėlį sako, kad va čia turi būti taip, toks truputį pradedi galvoti, o kodėl. Vat vėl įsijungia tas kritiškas mąstymas kažkoksai, tai ir nežinau. Ir mane tai pradėjo stabdyti ir aš po to pakankamai greit suformavau nuomonę, kad ne, aš kažkodėl tai tą viešąjį sektorių neisiu. Mane labiau vyrioja privatus sektorius, bet tu labai gerą pasakėjai momentą, matyt krepšinis, kuris buvo manyje. Ir tuo metu, kai aš pradėjau studijuoti, aš jau jį žaidžiau profesionaliai, jisai paėmė viršų.
Ir aš labiau galvojau apie tai, jog aš turiu įdėti energijos ten, nes ten einasi, ten aš jaučiu malonumą, už tai aš gaunu dar ir atlygį, ten yra ir tikslas, ten yra ir sportinis interesas, ten realizuojasi mano vyriškumas, aš ten gaunu wow visko. Ir tai komandai ten galų gale neblogai sekėsi ten tais metais būtent studijų. Ir kaip čia man dabar daryti ir tiesiog tie mokslai, jie taip ir liko. Aš juos pasibaigiau be jokios abejonės, gavau diplomą, bet į viešai sektorių neėjau, aš savo griežtai pasakiau, kad aš tikriausiai man pilnai pakaks ir privataus sektorių, aš tą dalyką išnaudosiu, nes aš mačiau, kiek aš gavau iš to naudų. Tai mane išmokė kritiškai mąstyti, tai mane išmokė retorikos, tai mane išmokė analizės, manęs išmokė ir kitų kalbų, manęs išmokė greito mąstymo, informacijos surinkimo ir atsirinkimo, nes ten begalės visokių rašto darbų buvo, kur dar nebuvo taip stipriai išpopuliarėję, kaip kad pas mus. Aš ten praėjau tokią stiprią mokyklą, kur galvoju, aš dabar gyvenime esu pasiruošęs viskam. Ir aš neklydau. Kol kas aš ten dar kurį laiką žaidžiau profesionaliai krepšinį. O kaip anksti atsirado pats krepšinis? Kaip apskritai anksti? Krepšinis nuo 6 metų. Nuo 6 metų. Mano vienintelė sporto šaka. Aš ją pradėjau žaisti pirmoje įsikūrusioje Šarūno Marčiulionio krepšinio mokykloje, tai yra tokia privati mokykla, jinai įsikūrė 91 metais, aš ten pradėjau lankyti ir jinai nukeliavo krepšinis. Bet vėlgi dabar lyginant krepšinį ir šią dieną, atrodo, sakytume, kad vėl sportas mane lydėjo, bet ten buvo sportas. Ten buvo NBA tikslas, aš noriu būti aukščiausiam lygiai. Ir aš apie tą kūno sveikatą nieko nežinau, absoliučiai. Aš net neturėjau tokio žmogaus, kuris galėtų man papasakoti, kad čia yra ir fizinis rengimas, čia yra ir psichologija, kad čia gali būti taip, čia aukoji tą, čia, nieko, maitintis kaip reikia, kaip režimo reikia laikyti sportininkui. Realiai nežinojau. Aš elgiausi ir gyvenau belenkaip, nes aš galvojau, kad jeigu žaidžiu kašį, aš jau galiu viską daryti iš serijos. Tai kada įvyko tas lūžis, kai tu iš sporto perėjai tokį sveikaus gyvensenos labiau, žinai, režimą? Taip, tai tu paminėjai Daniją, tai Danijoje buvo mano tokie jau saulėlydžio metai, kaip saulėlydžio, aš buvau pike realiai savo sportinės formos 26 metų, 25, čia yra pats tas žydėjimas, bet tam tokiam psichologiniam aš jau sakiau, kad tikriausiai aš čia ir tą karjerą jau įvyniosiu į pabaigą, nes aš mačiau, kad aš nesu tas talentas, kuris gali iš krepšinio uždirbti milijonus, arba ten ne milijonus, o didelius pinigus, kur vertėtų aukoti sveikatą. Atsirado žmona, atsirado ten vaikas ir aš galvoju, kad reikia kažkaip. Ir po Danijos grįžęs aš į tą darbo rinką, tiesiog pradėjau žaisti mėgėjiškai krepšinį ir dirbau darbą nuo 8 iki 5, kur visai neblogai sekėsi. Neįsivaizduoju tavęs dabar. Taip, aš dirbau ir man buvo viskas gerai, tvarko, aš turėjau finansinį stabilumą, viskas ėjosi tvarkingai, toksai fainas, stabilus, geras gyvenimas, šeima susikūrusi, gyvent kur turim, viskas nuostabu, atvažiavom į Lietuvą. Ir buvo toksai lūžis, kai dirbdamas ir žaisdamas tą mėgėjiškai krepšinį, aš gavau traumą. Kaip dažniausiai ir vyksta mėgėjams, nes jie vėlgi nesiruošia, jie nežino, jie tiesiog iš sportinių interesų žaidžia. Aš vėl dabar kaip profesionalas kalbu iš savo srities. Ir gavau tą traumą ir aš krepšinio žaisti nebegalėjau, o turėjau veikti kažką kitką. Ir aš ten netyčia dabar jau aplinkybių labai detaliai nepasakosiu, tai mano trauma buvo tas lūžis. Ir aš tada atradau sportą su kilimėliu, nes aš kitko negalėjau nieko daryti. Ir nuo to kilimėlio prasidėjo taip, kad mes iš pradžių sportavom savo keliese, po to nusprendėm viens kitam vesti treniruotės, pažiūrėjau. O tu čia kalbėjai jau apie tą etapą su Ignu Bakėjimu, ar čia dar kažkas iki to? Jo, čia buvo tada, kai Ignas pasikvietė pasportuoti, varom Hebra pasportuoti salę ir mes ten 6-7 sportuodavom, nes aš daugiau nieko daryti negaliu. Aš negalėjau bėgti, pas mane raumuo ten nuplyšęs yra ir aš galiu tik vietoj daryti viską ir man kažką reikėjo veikti, tai faina buvo pasportuoti. Ir sakau, tada įvyko tas, kaip aš per Get Inspired konferenciją kalbėjau apie tą lūžio, momentą. Tai viskas, kol mes žiūrėjom į mažą monitoriuką ir atkartojom judesius ten rodančio trenerio ir patys ten sportuodavom, įtupsus darėm, pritupimų šuoliukus, įvyko, sakom, kodėl mes ten žiūrim, o kodėl aš negaliu tiesiog atsistoti ir mes jau ten atmintinai viską mokam ir viens kitam pravesti, ir sportuoti. Ir tada, kai aš atsisukau ir aš į mane žiūri tas dėmesys, aš čia visas, wow, tada toksai atsilaisvinu, čia liežuvis išsilaisvino, energetika ir tu dirbi su visais kartu ir aš supratau, kad šitas dalykas mane labai labai užkabino, tas scenos tas visas veiksmas ir auditorija visą mane išlaisvino. Atsimeni savo pirmosius, tarkim, tos mokymus kažkokius, jau kaip trenerio, ta prasme,
Tai va, pati pirma trenerio mokykla ir tie mokymai, tai būtent ir buvo salėje, jos aš puikiai prisimenu, kaip aš tenai kaifavau nuo tos galimybės vesti treniruotę savo draugams, savo kolegom, po to pradėjom kviesti 1, 3, 4. Subūrė didelę bendruomenę. Jo, ir tada jau ten į treniruotės pradėjo įti po 100 žmonių, mes buvom tiesiog wow, ten bomba buvo totali, mes negalėdom, dabar net iš vis sunku, kai tokia konkurencija tiek prisikūrė, pabandyk surasti kur nors, kur ateitų 100 žmonių, o pas mus ateidavo realiai 1 treniruotė 100 žmonių, tada iš karto po jos 2 treniruotė jau ateidavo 70 žmonių ir dar į 3 treniruotę dar 40 žmonių ateidavo. Ir mes turėjom tokių 2-3 taškus per Vilnių, žinai, kur per vieną vakarą rekordą esam padarę ten apie 450 ir 430 žmonių buvo per visas vietas susirinkę pasportuoti per visą dieną. Bet čia toks ir tikslas buvo labiau bendruomenė kurti, ne? Ta prasme, kad kiekvienas savo sportuoja. Nu, Tikslo nebuvo. Tiesiog jinai, kai natūraliai matėm, kad pradėjo plėstis ir kad, tu supranti, bendruomenė, kada būna, kada energijos apsivienyje, kada mes visi esame tame pačiame wow, arba tame pačiame arba tame pačiame go, žinai, kas tai bebūtų. Bet aš turiu minti labiau, kad netoks, žinai, kad ateiti ir prižiūrėti tą žmogų asmeniškai, nes, nu, kai toks kiekis, tai tu jau nelabai ten ir suvaldai, žinai, kaip jis ten daro ten tą pratimą. Taip, visiškai. Tiesiog toks, nu, kad kartu sportuot labiau. Jo, būtent. Bet mes nuo pat pradžių, žinok, pradėjom rūpintis va tą sistemą priežiūros, pradėjom galvoti, ką daryti, kad tai nenutiktų, kad tai būtų saugu ir mes ten nebuvo jokio chaoso ar nežinomybės. Mes visą laiką dirbdavom po 3-4 trenerius, po to geriausiai sportuojančius kviesdavom rodyti pratimus, o patys visą laiką prižiūrėdavom žmonės ir mes stengiamės eiti tuo keliu kokybišku nuo pat pirmų akimirkų, nes supratom, kad čia yra vienintelis dalykas, kas gali nutikti, jeigu žmogui kažkas nutiks, mes ten viskas galim užsiraukti visam laikui. Tai vat apie tą lūžį, apie tą pokytį, tai vat kažkoks toksai vat etapas buvo. Ir tada tiesiog išsiplėtė jau į veiklą, veikla tapo su pajamomis, pajamos tapo kaip ir toksai, kaip sakyt, versliukas mūsų. Ir kas tada įvyko? Aš vat tame amplua buvau dirbdamas. Tai va čia galbūt toksai labai fainas momentas vat ir klausytojam ir žiūrovam vat apie tą vat pašaukimo atradimą, apie tą, kai tu nori veikti kažką, bet tave kažkur tai pririša finansinis stabilumas ir atsakomybė ir baimė žengti žingsnį. Tai vat nežinau, gal tu buvai paruošusi tam klausimą, gal ne, bet aš tokią remarką galiu va dabar išmąstydamas pasakyti, kad šioje vietoje, vat jeigu jūs tikrai žinote, ką jūs norite veikti, bet jūs labai bijote, jūs visą laiką turite tą energiją po truputėlį mesti į tą pusę ir neskubėti rašyti pareiškimo ir viskas, aš metu viską, dabar dar išvažiuosiu pusę metų į Tailandą pamedituosiu. Bet taip daro ir kaip tik priešingą pratimą, šitą patarimą, žinai, duoda. Tai sutelkit visą energiją, žinai, tenais. Nedalinkit. Tu sakai, po truputėlį. Gerai, yra skirtingų aplinkybių. Jeigu tu neturi šeimos, jeigu tu esi vienas, jeigu tu ten gali pagyventi pas tėvelius, jeigu tu turi santaupų, kurios tau leis ten metus laiko nieko neveikti, okei, galima taip, jo, viskas nenoriu, aš dabar susikoncentruoju, sugalvosiu planą ir veiksiu kažką kitą. Jo, yra tokių, yra kiti, kurie ten iš vis rizikuoja, jie ten susideda lagaminus į autobusiuką, varo į vakarų Europą, nežino, kad ten sprogsiu verslo idėją arba ten turi pasiūlymą ir taip. Bet aš kalbu labiau apie tos, kurie va taip atsargiai elgiasi, va tiek žmonių tokių esu. Tu atsargiai elgiasi. Jo, aš elgiausi labai atsakingai, atsargiai vėl susidėlioju savo veiksmų planą. Aš supratau, kad aš kokius metus laiko dabar gražiai va čia judėsiu šitą linkme, susikursiu pagrindą, bazę, auditoriją, vardą, žinomumą, stilių, savo žinias įgysiu profesinės ir aš tada galėsiu lengva ranka, pam, ir kažkur tai pereiti. Aišku, tokio detalaus plano nebuvo, bet tai vyko natūraliai, aš dabar tik tai galiu pasakyti, kad tai taip vyksta, taip galima padaryti ir tai veikia iš tikrųjų. Ir tada galima drąsiau. Taip, vis tiek nedidelė rizikėlė bus, bet jinai jau bus minimalizuota. Ta prasme, gal iš šiokį tokį minusą su pinigais, eisi mažesnį kažkokį, tai man teko tai padaryti, bet aš labai tikėjau ten tuo, ką aš veiksiu. Ir tau pavyko. Jo, ir man pavyko, ir po to jau viskas išsiplėtojo. O žiūrėk, dabar truputėlį apie tavo laisvalaikį. Tai vis tiek atrodo, kad viskas vis tiek susiveda į tą patį, į sportą ir sveikatingumą. Man įdomu, ar yra kažkas, žinai, ką tu veiki ir ką tu mėgsti veikti, bet tai būtų visai ne į tą temą, žinai, nes žinau, kad tu ir tinklinė žaidė, ne? Jo, tinklinės. Ir kad ten, žinai, nuvažiuoji į Madeirą ir viešbutį vis tiek sportuojat ir einat į žygius, nu tai čia, bet vis tiek toks, žinai, aktyvumas. Aš tikriausiai laisvalaikis, aš vėl dabar norėjau pasakyti, aš tokį kaip pomėgį dar turiu labai stipriai, aš pirtis labai mėgstu. Tai sakykime, jeigu tik tai turiu šeimos tradicija, ne?
O, šeimos Iš tokie, tėčio. galbūt jo, iš tėčio, tėtis mane ten nuo pat mažens jisai mane primokino prie tų pirčių ir aš kažkaip tai ir aš nelabai ir priešindavausi, nebuvo to tokio, buvo aišku kartais, kad per prievartą temdavo ir aš nenorėdavau, bet matau, kad tai davė gerus pagrindus. Ir žinoma, po to šiek tiek dar vėl profesinės žinios leidžiančios apie tai, kad tai irgi yra viena iš grūdinimosi formų. Pirtis, kaip aš su ledu darau, taip ir su karščiu. Tai laisvas laikas ir ten kartais nukeliauja, bet dažniausiai, tai kalbant apie laisvą laiką, aš mėgstu paskaityti knygą arba pažiūrėti filmą. Vat filmas, mane šiaip ten serialai, telikas, aš jų nežiūriu visiškai, absoliučiai nėra mano gyvenime šito dalyko ir šeimoje pas mus nelabai. Bet filmą pažiūrėti su mielu noru, aš visą laiką galvoju, kaip norėčiau dabar atsisėst ir pažiūrėti filmą gerą, ten su žmona išrinkti, ten viską ten išgalvot. Jo, tai vienas iš tokių pomėgių tikriausiai būtų šitas, bet kitas laisvo laiko leidimas tikriausiai būtų tiesiog kažką sugalvoti su šeima arba su vaikais. Aha, dar žiūrėk, aš noriu paklausti apie tą, užsiminiau, nuvažiuoja atostogų, ne? Atrodo, gali daug ką veikti, bet jūs nueinat ir pasportuoja dar į salę, ne? Ir aš tiesiog, ką noriu pasakyti, kad mačiau Facebook'e komentarus, ne, kurie tarsi kažkaip jūs, nežinau, reaguoja tarsi ne visai palaikančiai, žinai, tarsi skatina pailsėti, ką jūs čia nuvažiavote, dabar sportuojat. Ir mačiau, kad jūs taip truputėlį teisinatės, žinai, kad čia yra tik valanda per dieną žmonės, maždaug mes pasportuojam, gaunam geros energijos. Taip. Ir einam toliau, veikiam ką nors įdomaus, bet spėjam ir patinginiauti, ir pasideginti. Kaip to atrodo, žinai, kodėl tas toksai atsiranda toks, man atrodo, čia yra tokia truputėlį, kad kažką paerzina, žinai, kažką patrigerina tas, kad nuvažiuoja ir dar pasportuoja. Kodėl kitus taip kažkaip, žinai, gal trūksta, žinai, kažkokios valios, gal nori taip, kad, ir jiem tai būtų taip natūraliai, taip eitusi. Jo, tikriausiai. Su valia, žinai, sportuoti visur. Matyt, kad, čia aš iš tikrųjų nieko nemanau, nenoriu čia ieškoti kažkokių gilių labai prasmių. Aš manau, čia yra tiesiog, kaip ir mes visi esam skirtingi, žmonės į tai žiūri kitaip. Gal kažkur paskaitė, kad atostogos turi vykti vienaip, žinai, tokiu būdu. Gal jų patirtis kelionėse ir jų idealus atostogų variantas atrodo vėl visiškai kitaip, taip kaip jiems ir jie galvoja, kaip taip įmanoma. Tai čia absoliučiai mūsų tikslas buvo parodyti, jeigu mes ten, sakykime, vis tiek įkeliam kažkokią tai video, kur mes sportuojam ar ten kažką tai parodom, kaip mes pradedam savo dieną, tai vienas ir paprastas tikslas buvo. Atostogos, kad ir kokios jos bebūtų, jos dažniausiai turi arti idealių sąlygų, kurias tu gali sau leisti. Ta prasme, tu išsirenki gyvenamą vietą, kambarį, tu išsirenki viešbutį, tu išsirenki aplinką, tu išsirenki gamtą, orą, aplinką visą ir visiškai bestresę aplinką praktiškai ten tą, ar kažkokią tai vietą, kur tu nuvažiuoji be rūpesčių, realiai. Nežinau, kompą pasiėmęs gal esi, kur rūpesčiai visi tavo susikaupę, ten vis tiek yra ir sėdi dirbti. Bet iš principo, ir kad mes tos aplinkos, mes beveik neišnaudojam. Mes realiai nuvažiuojam ir tikim, kad ten viskas taip yra, bet po to atsisukam ir pažiūrim, ar mes tikrai išnaudojam kambarių ir lovų patogumą ir mes einam laiku miegoti ir taip pasimėgaujam to miego, ar griūnam išgėrę neblaivi ir ten išsimiegam belenkaip ir vėl ryte keliamės. Ar mes pavalgom pusryčius tokius, kokie jie turėtų būti, pusryčiai, kokie viskas paruošta, tau nieko gaminti nereikia, tiesiog minos. Ar mes ir toliau ant batono užsidedam kumpio neaiškios kilmės baltymų ir pavalgom pusryčių metu. Ar mes nueinam į sporto salę, kur Vilniui ar kitom bet kokiam Lietuvos mieste nerandam laiko ten nueiti arba vis atkeliam į kitą pirmadienį, o čia 2 žingsniai žemyn ir tu turi sporto salytę, kur gali pradėti pajaust, kaip tavo kūnas reaguoja, ką jisai sako. Gal tu kažką atrasi, gal treniruoklį atrasi, gal ten kažkokį tai svorį laisvą atrasi, o gal guma taps tavo gyvenimo palydovu, kur tu galėsi ją visur vežiotis ir ten. Vėl nepabandom. Ir mums atrodo, kad mūsų tikslas buvo, kad atostogų metu tu gali viską po truputį pabandyti. O apie mus kalbant, tai ten iš vis net klausimų nebuvo. Tai yra mūsų, kadangi kasdienė rutina normali, mes einam valytis dantis, mes einam ir pajudėti šiek tiek. Tai čia buvo, mes keliame 6 ryto, mes neturim per daug ką veikti ten nuo 6, tai mes atsikeliam, ramiai, gražiai susiruošiam, nueinam truputį pasportuojam, pajudam, sėdam prie pusryčių stalo, ten 1,5 valandos visiškai neskubėdami mėgavomės vaisiais, daržoviais, salotomis, omletais, kas tai bebūtų, skaniais pusryčiais, atsigeriam kavos, suvalgom po desertą, ramiai savo atsistojam ir mes keliaujam nuo 9:30 visą dieną, kur galim veikti vėl, ką norim. O tai žiūrėk, dėl to grūdinimas nepraleidžiat nei dienos, tu asmeniškai?
Jo, Nė dienos. aš nepraleidžiu. Net ir ten, kur šilta nuvažiuoji, tai ieškai, ne, kažkur. Taip, kur... ten yra šaltas dušas, Madeiroje šiuo atveju, ką tik iš atostogų grįžom neseniai, tai ten šaltas vanduo, aišku, nėra labai šaltas, bet ten kokį susiradau kalnuose krioklį, kalnų versmė kažkokia, kuri buvo tikrai šalta, vandenynas ten koks gali būti šiek tiek vėsesnis, ten kažkur tai vis tiek atrandi. Tai žiūrėk, aš irgi žinau, kad tu tą prieimą prie grūdinimosi darai kažkaip labai atsakingai. Taip jau įsivaizdavai, kad, žinai, laipsniškai, taip kaip turi būti, tai turi būti, žinai. Bet dabar atrodo, kad tai yra taip madinga, kad kažkaip atrodo, ar tikrai ten jau taip visi laipsniškai tam pasiruošia, ar tikrai taip jau atsakingai ir ar tikrai pakanka tos komunikacijos ir apie grėsmės, žinai. Nes man atrodo, kad labai taip visi dabar tiesiog skatina, bet yra truputėlį, kas galbūt dalinasi, žinai, tom galbūt istorijom, kaip neprilipo, kaip žinai, kaip pakenkė. Kaip tau atrodo, tu kažkaip matai tą tokią, kad per daug madinga ir visi tiesiog aklai daro. Ir kas tada yra tas laipsniškas pasiruošimas, žinai? Ar savaitės dabar pasiruošti pakanka tam? Laipsniškas pasiruošimas mano atveju tai buvo tam, kad aš galėčiau bet kokią grūdinimosi fazę ir situaciją išaiškinti žmogui bet kada. Tai aš dėl to labai džiaugiuosi. Man tai įvyko natūraliai iš mano asmeninio noro, bet aš po to supratau, kiek man tai davė naudos, kai aš dabar edukuoju, mokau, vedu ten kažkokį užsiėmimą, ar pas mane šiaip atvažiuoja žmogus. Aš iš karto pamatau, kokioje jis yra stadijoje ir aš suprantu, kad jisai niekada negalėtų taip tiesiog nuvažiuoti ir iššokti į eketę. Jam reikia tos pačios pradžios kažkokios. Ir aš galiu labai lengvai adaptuoti kiekvienam žmogui tą prie. Tai tas laipsniškas mano atveju tai davė tokią naudą. Iš principo, jeigu žmogus labai nori, tai čia nėra kažkokios aukštos matematikos iš tikrųjų, kur ten kažkas yra proto nesuvokiama, tai yra kūnų gali būti suvokiama arba nesuvokiama. Ir tavo kūno pojūčiai šiuo atveju gali tau duoti labai daug greitų atsakymų. Todėl tas mados reikalas, kad dabar visi gali tiesiog paimti ir iššokti į eketę, tai yra... Aš vis tiek sakau, kad tai yra ok, nors galbūt ten kartais ir nusižengiama tam tikrom. O tai yra žmonių, su kuriais tu pabendrauji, pabandai paruošti ir tu sakai, tau netinka, arba neskubėk. Aš nesakau, kad netinka. Netinka nebe tam, kuris turi tam tikrų patologinių dalykų, ligų kažkokių tai arba kažkokių problemų su lėtinių ligų ir panašiai, su širdies kraujagyslės sistemom susijusių, su inkstais, su šlapimo pūsle, su jautrumu kažkokiu apskritai šalčiui būna, ar neurologiniai kažkokie dalykai. Tai tokius dalykus reikia būtinai išsiklausinėti ir tada tu gali kažkam tai sakyti. Bet iš principo šaltis kaip grūdinimosi priemonė ar tas pats karštis, jisai kiekvienam žmogui yra būtinas ir jisai pas visus pas mus Čia toks ekstremalus? Čia ekstremalu, bet tai, kaip sakyti, nieksgi neliepia sėdėti šaldytuve ten, kaip aš gimtadienį savo 1000 grūdinimosi dienų švenčiau šaldytuve, šaldiklyje, kur buvo -17, sukviečiau hebrą ir mes ten valgėm ledus, šokom. Jo, buvo tokia pramoga, susigalvojęs į šaldiklį visus pasikviečiau, tokį didžiulį, kaip šitas kambarys visas, nėra, žinai. Bet irgi, tai be jokio pasiruošimo, be nieko, tiesiog visi svečiai, kurie to nepraktikuoja, į šaldiklį. Jo, mes ten sudėjome, aišku, vieni buvo apsirengę, po to paprašiau nusirengti, sakau, gal uždrasėjote ir taip toliau. Taigi ten tik tai sausas oras ten šaldiklyje, nėra taip jau baisu. Vandenyje, kuriame yra +3 laipsniai, yra tikrai daug šalčiau. Tai grįžtant prie tos temos apie tą grūdinimąsi, apie tą madą, man kartais ten taip nelabai faina žiūrėti tos, kurie vaidina ruonius ir iš tikrųjų pasidaro nuotrauką, Instagramą įsikelia ir pasako, tipo aš ruonis, o ten paskui atvažiuoja dar vėl tik tai po 2 ar po 3 savaičių dar vieną kartą. Bet iš kitos pusės tai yra geriau negu nieko, iš principo, kad kūnas gauna kažką tokio, tą tokį stresiuką. O gal jis ten, žinai, po to išsimaudė, nusifotografavo, paskui ten belenkaip sušalo, gavo inkstų uždegimą, išsigydė ir paskui dėl tos nuotraukos vėl. Tai yra ir tokių, tada geriau, jau geriau nieko negu taip. Tada jau geriau nieko. Bet tokiu atveju, jeigu nori, kad nebūtų ten su inkstais problemų, ar ten nereikėtų bėgti šlapintis kas 15 minučių, kaip ten kitiem gali nutikti, irgi yra tokių jautresnių žmonių, tai reikia daryti reguliariai, ne vieną kartą per savaitę. Kūnas turi adaptuotis, visa mūsų sistemos, visos mūsų kraujo endokrininės, kokios tai bebūtų,
raumenynas, viskas smegenys turi adaptuotis prie tam tikrų aplinkų. Ir tam reikia dozavimo atitinkamo. Reiškia, kad per retai ir per stipriai reikia daryti tai dažniau ir reikia tai daryti daug mažiau. Kelias sekundės, 15 sekundžių žiūrėti. Ir kur yra ta riba, kuri tau viskas ok, o nuo kurios jau tau būna šalutinis poveikis kažkoksai vienas ar kitas. Tai kai nėra reguliarumo, tu niekada kūnui neduosi tos adaptacijos, tu niekada nebūsi geležinio imuniteto. Tau, kas bus nuo to momentinio vieno, pagerės nuotaika, bendruomeniškumo jausmas, faina pramoga, budrumas, ir sakau, tas toksai šiek tiek tęstinis dopamino išsiskirimas po tos procedūros. Bet jeigu tu nori ilgalaikės naudos, tokios, kuri tavo rudųjų riebalų aktyvavimą visą ten skatina, termogenezė tavo pasidaro ten, labai gera, tu bet kokiose temperatūrose, gali su šortais vaikščioti ir nieko nejausi, kaip aš, toksai kvailys. Jo, ta prasme, ir karštyje, ir šaltyje tavo kūnas veikia fantastiškai, jis tave puikiai palaiko visose kondicijose, tavo sveikata jau tampa tikrai imuninis atsakas yra labai stiprus. Čia aš jau galiu iš savo patirties pasakoti, bet tam reikalingas minimum 3 mėnesių, 4 mėnesių pastovumas. Kiekvieną dieną praktiškai tu turi tai daryti. Žiūrėk, aš tikiu, kad tu daugam autoritetas. Kas tavo autoritetai? Geras. Jo. Turi? O šiaip turi, pavyzdžiui, trenerį savo asmeninį? Kalbant apie trenerius, man 2 treneriai pirmą laiką šauna į galvą. Tai pirmas jau yra mano krepšinio treneris Gintautas Regina. Tai va, kalbant apie tą krepšinio pusę mano gyvenimo vis tiek nuo šios dienos jinai apima ta dalis, tai kaip nebūtų keista, jisai mane pradėjo treniruoti tik kai man buvo 16 metų, bet aš jį vadinu savo pirmoju treneriu, nes jisai buvo tas, kuris man davė tikriausiai tą per tuos 1-2 metus daugiausia mano gyvenime ir iš vis atvėrė akis krepšinėje. O kalbant apie mano antrą gyvenimo pusę, tai mano toksai treneris tikriausiai stipriausias yra Tomas Brinec, yra toks treneris, jisai šiuo metu gyvena Lietuvoje, jis yra slovėnas ir aš jį vadinu kaip savo treneriu, nes realiai iš jo aš tikriausiai sužinojau tiek, kiek aš vėliau sužinojau iš visų kitų kursų, žinių, mokslų kartu sudėjus. Na, gal ne tiek, aišku, aš čia gal hiperbolizuoju, bet supratot reikšmę jo. Tai va, tikriausiai mano treneris ir mano va, tas toksai tie tokie. O vėliau tai žinok jau tie, matot, aš kadangi turiu tų sričių įvairių, tai vėlgi, sakykime, kuomet aš pradėjau daugiau gilintis į savo vidų, sakykime, į tas žinias, bet vidaus žinias, ten sąmoningumo, emocijų valdymo, lyderystės, vyriškumo tematikas ir taip toliau. Ten vėl buvo skirtingi mano autoritetai, kurie likščioliai mane lydi ir aš visą laiką juos atsiversdamas, aš vėl pasikraunu kažko. Ten, sakykime, santykių tema vėl kiti žmonės. Grūdinimasis vėl tai buvo kiti žmonės, absoliučiai mane pavergė. Ir ne tas Wim Hofas garsusis, kuris dabar visus pavergė. Aš kuomet pradėjau visą tai daryti prieš 2200 dienų, tai čia daugiau nei prieš 6 metus, aš dar nežinojau, kas tas Wim Hofas yra, bet aš jau buvau ten sužinojęs, wow. Tai vat čia būtų daug jų, nemažai. O šiaip tikriausiai, vėlgi, vienas iš tokių mano superherojų, tai matyti yra vis tiek tėtis ir mama. Mama tai iš tos tokios pusės, kuri man suteikė to meilės ir rūpesčio jausmo didelio, taip kaip jie manimi betarpiškai rūpinosi, nes aš buvau vienas vaikas. O tėtis iš to auklėjimo, iš to griežtumo, iš to noro, kad aš visą laiką būčiau stiprus, geras, pasitikintis, tvarkingas ir panašiai, kas mane žiauriai erzino. Ir aš labai pykdavau ant to, labai nenorėdavau to daryti, bet vėliau suvokiau, kad tai duoda daug naudos, aš irgi kai ką iš to perimu, tokio auklėjimo būdo, bet labai gerai buvo pamatyti tai, ko nereikia dabar daryti su savo, sakykime, atžalomis. Šiaip įdomu, ne, tai tu vienturtis augai, dabar pats 3 vaikus. Dabar pats 3 augai. kita visai patirtis. O žiūrėk, dar grįžtant prie to klausimo, tai tavo autoritetai tokie, tu klausai daug saviugdos knygų, ne? Taip, ten irgi pasisėmė truputėlį žinių. Ar tu galėtum įvardinti galbūt arba knygą pačią, arba mintį iš knygos, kuri prisidėjo prie kažkokio rimčiausio, didžiausio tavo pokyčio? Geras. Tony Robbinso viena mintis yra labai užstrigusi, aš ją visur vis
ne tik, kad pacituoju, bet pacituoju pat savo mintise, kad žmogaus smegenys yra sukurtos arba gauti malonumą, arba išvengti skausmo. Ir tai labai tinka visur, visą laiką. Toliau tokia mintis, aš dabar nepamenu, kas jos autoris yra, kad reikia galvoti ne apie tai, kaip bus dabar blogai, bet kaip bus dabar sunku, bet apie tai, kaip po to bus gerai. Bet aš dabar galvoju, kas ar ne pats tas Anthony Robbinsas šiandien gal pasakė, jo, va tokia citatos man visą laiką išlieka galvoje ir aš jas labai dažnai pritaikau gyvenime. O tu reguliariai jų klausai? Ar kažkaip... Reguliariai. Visą laiką. Pas mane negroja radijas, pas mane aš nežiūriu televizijos. Aš visą laiką, kai kažką veikiu vienas, o tokių dalykų yra, sakykime, aš vairuoju, aš gyvenu šiek tiek užmesti, man į vieną pusę, kai reikia nuvažiuoti minimum 20 minučių, 25. Tai aš jas išnaudoju klausydamas arba, pakalbu telefonu ten su mama, su tėčiu, su artimaisiais, jeigu reikia, bet visas kitas laikas yra skirtas klausymuisi. Tai aš toliau visą laiką turiu kišenėje ausinukus, nes jeigu man reikia tvarkyti namus, jeigu man reikia nupjauti žolę, jeigu man reikia ten sudėti malkas ar pasidarbuoti garaže, ar kažką tai su savo ledo voniomis ten padirbti, paremontuoti, padažyti kažką tai kažkur, ar pasikrapštyti mašinoje, ar kažkur, visą laiką pas mane yra po kišenėje, aš žinau, kad aš turiu tą laiką išnaudoti, vedžioju šunį ar panašiai. Skaičiavai, kiek per metus perskaitai? Daug turėtų būti. Ne, tai nėra labai daug iš tiesų, nėra labai daug. Gal va šie metai buvo tokie gausesni, tai ten, nežinau, ten nesu tas, kuris gali pasigirti labai, bet gal kokios ten 4-5 knygos sueina, tokios, jeigu audio kalbėti, nes aš realiai fiziškai knygas nelabai turiu daug laiko skaityti. Va turiu dabar Winter Swimming, vadinasi knyga, Suzanos Soberg, danų mokslininkės, aš ją baigiu skaityti fiziškai, nes audio formatu man nelabai tokios knygos mokslinės, jos turi būti jau vizualiniu formatu, kad aš galėčiau žymėtis ten ir dėlioti savo medžiagą visokią. Vat, bet aš dar labai nemažai klausausi ir visokių kursų, mokslų, savo profesinę pusę. Aš turiu gilinti žinias ir savo fiziologiją, ir anatomijoje, ir sporto metodikose, ir traumų prevencijose visokiose. Ir panašiai. Tai ten dar nemažai laiko sueina visokių specialistų paklausyti. O žiūrėk, labai taip skamba viskas tobulai apie tavo gyvenimą. Ar tu esi turėjęs kažkokių rimtų motyvacijos duobių, kažkokių, žinai, tokių krizinių situacijų? Ne. Neturi? Neturėjai? Ne. Aš laikausi tokios linijos. Aš manau, kad žmogus neturi laukti, kol jam nutiks taip, kaip nutinka didžiai daliai pasaulio motivatorių, įkvėpėjų žmonių, kurie savo pokalbius ir savo motyvacinę žinutę pradeda nuo to, kaip jie patyrė duobę. Kaip jie ten kažkur pragėrė, pravalgė, prarūkė, prauostė, viskas. Žinai, bet tas įtraukia ir tas tarsi įdomiau yra, žinai. Tas tarsi įdomiau. O aš esu tas, kuris visą laiką turėjo gerą liniją ir aš manau, kad mano kreivė dabar pradėjo dar labiau kilti ir aš bandau atrasti tą balansą, kad jinai nenukristų niekada. Tai gali nutikti, žinoma, nežinau. Nukris kažkas iš dangaus arba bum kažkur tai bus arba, nežinau, sugrius bankų sistema, dar kažkas. Tai, mes čia visi galim nuo to nukentėti. Bet iš principo aš laikausi, turiu tokią formulę gyvenime, kurioje stengiuosi tą balansą išlaikyti tarp 4 sričių ir aš visą laiką apie jas permastau ir pasižiūriu, ar aš neperlenkiu lazdos kažkur, nes vos tik tai žinau, kad aš vienoje vietoje kažkur perlenksiu, visur kitur gali labai ženkliai sumažėti mano energetika ir mano efektyvumas ir viskame. Todėl aš esu tas, kuris skatina žmonės nelaukti tos akimirkos, nenusiridenti arba nebūti kažkur tai ten, kad jau viskas, kad tu jau nebeatsikeli nuo sofos ir esi... Ir tada nušvitimas? 300, jo, kad nebūtų va to, tada kad jau nušvitai iš dugno kilti. Tu žinai, tai skaitai pranešimus, žinai, tuose renginiuose motyvuoja, turi kažkokią žinutę, kurią labai vis laik stengiasi pertikti, nuo kurios tau tiesiog užverda kraujas, žinai, kad nori, kad žmonės įsisąmonintų tai. Tikriausiai vis tiek viena pagrindinių žinučių visuomet būna, dabar aišku ir tas mano šalčio praktikų, tas mano patirtis, jinai jau po truputį ima tą tokią filosofinį viršų. Aš jau apie tai daug galiu kalbėti ir giliai kalbėti ir galiu perteikti, kodėl tai yra svarbu žmonėm. Tai turiu omeny, mano šalčio praktika, kurią aš jau praktikuoju ilgai, jinai atvedė prie to, jog žinutė mano žmonėm yra grūdintis, bet ne šalčiu.
o grūdintis apskritai viskame. Ir kad mano tokia pagrindinė žinutė būna, kad ką mes bedarytume, tai yra grūdinimasis apskritai. Nes grūdinimasis yra ne komfortas, tai yra ėjimas į nepatogią situaciją, kurioje mes tampam stipresni, kurioje mes tampam gražesni, kurioje mes tampam ilgamžiškesni, mūsų energijos lygis geresnis, mūsų gyvenimo kokybė geresnė, mes esam sveikesni ir taip toliau. Tai grūdinimasis atvedė mane prie to, jog žmonės skatinu grūdintis visur visame, bet tikriausiai pagrindinė žinutė iš pagrindinių būna vis tiek judesio. Tai yra pertikti žmonėms tą įkvėpimą ir motivaciją grįžti, nes 2/3 Lietuvos žmonių nejuda išvis nei vienos valandos per savaitę. Tai yra tragiška situacija. Ir pavyzdžiui, mane supo žmonės tokie, kurie fiziškai yra aktyvūs, ateina mano klientai, žmonės, aš vedu salėse, kurioje vyksta judesys, mano draugų ratas, viskas socialinė medija, tau atrodo, kad visas pasaulis aplinkui tave sportuojantis ir kas čia per nesąmonė. Deja, statistika yra labai liūdna ir šioje vietoje vis tiek tenka priminti ir atsakinėti visi tos pačius klausimus. Ir jeigu mes patys, ir tu, Ieva, pažiūrėtum iš kursų, mokslų, mokymų, mes nieko naujo nesimokom. Mes tik tai apie tą patį skirtingais kampais ir vis tiek mes grįžtam prie tų pačių dviračio neišrasti. Jo, bet ir va dabar, kai tos pokalbius, atrodo, norisi kalbinti trenerius ir atrodo, norisi mažiau galbūt liesti to, apie ką ir taip labai daug kalbam, apie tą motyvavimą nuolatinį. Bet tu sakai, 2/3 nesportuoja, nejuda visai. Tai atrodo, niekad ir nepasensta, šitą nuolat motyvuoti vis tiek reikės. Taip. Nors atrodo, jau pabosta tai daryti. Tai pabosta, tu pažiūrėk, kas darosi rinkoje, jau dabar netgi ir sportinio inventoriaus ar sportinių metodikų kūrėjai jau eina iš proto, jau kūrė bet ką, kad tik tai žmonės sudominti, kažkokius elektros laidus prijungia prie užpakalio ten ir sako, kad tu dabar būsi ten stiprus, jau viską prigalvoja, žinai, kad atrodo jau kur daugiau. Tai jo, kažkaip tas toks, man atrodo, nesibaigiantis ratas jisai yra. Tai... Bet vėlgi, kaip sakyti, čia yra galutinis tikslas, bet iš principo tai mes turime vis tiek kalbėti nuo to, nuo ko mes tai realiai pradėjom šitą pokalbį. Tai yra galvoj tvarkytis reikalus, visokius aplinką tvarkytis, santykius tvarkytis, mokytis mylėti ir mokytis būti pagarbiam ir nuolankiam. Ir tu tada išmoksi į viską taip žiūrėti ir į savo kūną. Bet tas, žinai, buvimas sąmoningų dabar irgi yra mada. Tai gal truputėlį, gal irgi, žinai, veikia. Aš dėl to ir paminėjau mūsų pokalbio metu, kad tas madingas žodis sąmoningumas. Anksčiau jisai buvo pakankamai toksai tyras, atėjęs toks atrodo iš rytietiškų kultūrų, kažkokių iš senovės šventraščių, iš tos tokios mūsų prosenelių tradicijos kažkokios, kur mes kažkur semėmės, atrodo iš tokios tradicinės ir šiuolaikinės filosofijos geras mištis. O dabar tas sąmoningumas, jau kalbam apie tai, kad per pandemiją labai buvo žodis naudojamas sąmoningumas, tas toksai tautos, tas visos toks bendras. Ir jisai toksai iškrypo labai. Ir dabar jau nebeaišku, dabar jau tu sakai madingas tas žodis sąmoningumas arba būti sąmoningu, ten kažkokiu, tai visi turi vėlgi savotišką tą supratimą. Kaip yra atostogų režimą. Visi turi savąjį, tai visi turi ir tą savo sąmoningumą. Dėl to tas žodį aš jau irgi stengiuosi jo labai nevartoti. Aš labiau sakyčiau, kad tas darbas su savimi arba savo vidinių savybių kapstymas kažkokiu tai ir pažvelgimas į savo tokį vidinį stabilumą, savo kažkokią harmoniją. Tai galbūt tokius terminus labiau reiktų naudoti, o nesąmoningumą. Žinai, kas man labai įdomu, kad tu už kelių dienų švęsi jubiliejų. Jo, 40. Ką tau tai reiškia? Jo, man tai reiškia, kad jau esu nebe tas žmogus, kuris iš gyvenimo įmo, kuris jau turi pradėti atiduoti. Aš einu į tą laikmetį, kur tarp 40-50 jau gaunasi, kad tu turi duoti jau kažkaip. Tai duoti viskam. Tai sakykime, imkim statistinį ten tėtį ar vyrą, jisai jau yra tas, kuris būna arba labiausiai vyriškas pagal savo brandą, tokią fiziologinę brandą. Aišku, ne visi mes psichologiškai, psichiškai subręstame, yra visokiausių tų vyrų. Bet aš kalbu apie vyrišką pusę. Tas metas, kuomet tu turi jau nebeimti, o turi šiek tiek duoti daugiau. Taipogi jau statistiškai ir tarp 40-50 mes išleidžiam vaikus į gyvenimą tame amžiuje kažkur. Tai vėlgi reiškia, tu praeini jau tą etapą, kuomet tu atiduodi viską savo vaikams, tu juos išaugini, tu juos pervedi per paauglystę visą, į tą brandą moterišką arba vyrišką, kalbant apie vaikus. Daug dalykų įvyksta, kažkas susiformuoja, kažkas stabilizuojasi, santykiai labai išaiškėja,
kokioje tu stadijoje, ar tu esi tas, kuris mėgsti 3-4 santuokas ir toliau vinioti tą skaičių didinti, ar tu sugebi vienoje išgyventi ir tu tada gali matyti paveikslą, koksgi tas tavo buvo visas bagažas, tas, kaip tu nugyvenai. Tai ateina metas, kuomet tu gali parašyti knygą kažkokią. Tai, norėtum, svarstai? Tai taip, tai pas mane minčių yra, jo, aš jau ten susidėliojęs, bet galvoju, dar turiu šiek tiek palaukti reikia. Jeigu bus poreikis, nes dabar vėlgi tas knygos parašymas, taip pat kaip ir tos kitos panašios temos, dėl mados kartais būna. Tai aš to nenoriu daryti ir ten, nežinau, ar verta iš vis bus. O kuo labiausiai didžiuojasi, ne, savo kokiais pasiekimais arba šiaip etapais gyvenimo? Vis tiek tokia truputėlį kryžkelė permąstyta, ne? Jo, tai didžiuojasi tikriausiai labiausiai tai, kad aš esu išlaikęs labai artimą ryšį su tėveliais. Tada didžiuojasi, kad turiu 3 vaikus ir labai gerą santykį šeimoje. Didžiuojasi, kad įžengiau tą žingsnį prieš 10 metų ir dabar esu šioje srityje, kurioje mėgaujuosi ir gyvenu savo susikurtų ritmu. Didžiuojusi labai ir, sakykime, tuo kolektyvu, kuris buvo tada, kada prasidėjo mūsų tas kelias visapusiško tobulėjimo tiek vidumi, tiek išorė. Tai yra Marius Staniulis, Ignas Bakėjus, Jonas Kindurys ir aš. Mes buvom 4, kurie visą tai pradėjom, tą žingsnį, kaip sakyti, žengėm. Ir ėjom to tokiu labai stipriu sveikatingumo keliu. Mes, ta prasme, išsikėlėm savo aukščiausius standartus, kad jeigu mes esam sveikatingumo treneriai, mes turim būti realiai sveiki, mes turim ir spinduliuoti sveikatą, ir stengtis būti sveiki. Ir tikriausiai labiausiai, kuom didžiuojasi iš tokių mažyčių žingsnelių, tai kad atsisakiau alkoholio prieš 7 metus. Čia buvo tikriausiai vienas geriausias sprendimų, kuris absoliučiai viską pakeitė. Mąstymą, tos pačius santykius, tą mano požiūrį, tą mano režimą, dienų padaugėjo savaitėje, pavyzdys, energetika mano visiškai. Bet tu kalbėjai apie tokį ekstremalų, tikriausiai, dienų padaugėjo savaitėje. Bet jeigu vyno taurė prie vakarienės, nesumažina dienų. Ne, nesumažina. Bet tu atsisakei ir tokio. Taip. Visiškai, ta prasme, buvo principingas atsisakymas ir aš pasakiau, kad aš to gyvenime nedarysiu. Taip kategoriškai, nes kitaip neveikia. Jeigu tu atsisakysi 3 mėnesiam, tai po 2 mėnesių gali suveikti. Bet žinai, yra tų pačių tikrai sveikatingumo trenerių, kurie gyvena šitoj temoje, bet nemato reikalo to tokio, žinai, kraštutinio atsisakymo. Tai gerai, viskas tvarkosi. Dera. Jo, jie gali dėrėti, bet mes turim savo misijas visi ir savo požiūrį į visą tai. Aš turiu savo požiūrį ir manau, kad čia turi būti arba taip, arba ne taip, nes kitu atveju tas vadinamas yra saikas ir viskas, jisai irgi tada kartais peržengia ribas ir mes galim... Bet čia yra absoliučiai viskas tvarkoja, ta prasme, mes visą gyvenimą visose kultūrose ir ne visose kultūrose, bet visais tokiais netgi ir evoliucijos etapais buvom mokomi vartoti alkoholį, svaigalus kažkokius tai kultūringai, realiai. Bet ta kultūra visą laiką peržengia vieną kitą ribą. Ir jeigu mes dabar pažiūrėtumėm irgi tą baisę statistiką, nuo ko ir kas, tai alkoholis... Man, žinai, nepatinka tas argumentas, kai būna, žinai, žmonės visais laikais vis tiek kažkuo svaigindavosi. Tai maždaug tęskim tradiciją. Dabar, nes jeigu ne alkoholis, tai vis tiek kažkuo reiktų. Jo, dabar sako, kad ten atsėti alkoholis čia jau į 5 lentyną pastumtas, sintetiniai narkotikai ima visą viršų ir panašiai. O kaip... Tai šita tema, jinai yra tokia, kad mano buvo kategoriškas toksai atsisakymas ir aš labai to džiaugiuosi. Ir aš žinau, kad pas mane niekada nėra jokios rizikos. Nes gali būti viena taurė, tada gali būti netyčia 3 bonkės, o po tų 3 bonkių gali jau visokių dalykų nutikti. Tai čia aš atriboju save nuo to saiko, nuo to perlenkimo kažkokio ir taip toliau. Tai viskas, o visi kiti, kurie tai daro gražiai, tvarkingai, tai daug dievė jiems sveikatos, viskas tvarkoja, tai čiagi kiekvieno vėl pasirinkimo. Kaip tu įsivaizduoji save po 10 metų dar? Ir ar turi, gerai, pradės, matau iš karto reakciją veide. Po 10 metų, geras. Aš po 10 metų save įsivaizduoju be barzdos. O tai čia barzda ar čia? Ne, čia ne barzda. Aš save įsivaizduoju, kad aš čia juokauju, aišku. Aš galbūt po 10 metų labai linkiu savo ir įsivaizduoju save ir toliau tęsti savo, sakykime, tos bendruomenės vedimą į sveikesnį senėjimą tą visą. Mano tokia svajonė yra pasenti sveikai. Ilgamžiškumo tada tokią temą pereisi labiau.
Kodėlgi ne, nes aš iš tikrųjų dedu dabar pastangas, kad gyventi ilgai, aš netgi skaitau paskaitą tokią, kaip nugyventi 120 metų, aišku, jinai yra ten kabutėse, simboliškai, aš čia žinom, kad ten daug faktorių remia ir žmonės kitai, Australas tas ar kas, kuris tas milijonierius ten investuoja milijonus kiekvieną dieną, kad pakeisti tą visą senėjimo procesą, kad pradėtų jaunėti, tai yra matyti, kad ir tai net yra neįmanoma, plus genai pas mus yra įvairiausi užkoduoti, bet yra mažiko žingsniai prie ko. O turi kažkokią konkrečią, tokią drąsią svajonę, kurią dar nori būtinai įgyvendinti? Žinai, kažką nedaugiau. Jo, aš tokias realias pakankamai svajonės turiu. Aš noriu su 2 anūkais padaryti pritupimą ant rankų, juos laikydamas sulaukęs 80. Aš noriu nugyventi virš 100 metų. Aš noriu, tiksliau turėjau tokią svajonę, jinai iš dalies įsigyvendino. Aš svajojau Žalgirio arenoje prieš 17 000 žmonių, ar kiek ten telpa, paskaityti pranešimą. Tai šiais metais tai įvyko, tai buvo beveik 7 000 žmonių, ne 17, ir man tai pavyko padaryti ir aš jaučiausi jau pakankamai gerai, tai kažkaip tokios žemiškos labai svajonės. Ir kaip ir minėjau, ta tokia svajonė, viena iš tokių, kad aš galėčiau ir būdamas 60 ar nežinau kiek ten man bus metų, 70, vis dar toliau bandyti skleisti tą kultūrą, kviesti savo amžių, savo kontingento žmonės, kurie galėtų su manimi kartu sveikai senti ir kažkokį tai atiduoti tą indėlį duoklę, kad, sakykime, galėčiau vis dar tai tautai kažkokią tai, dalelę tos sveikatos duoti, kažkokiu metu pridėti kažkam kokybiško gyvenimo. Nes problema yra pas mus ta, jog per paskutinius 30 metų medicina labai daug įdėjo pastangų, kad gyvenimo trukmė prailgėtų farmacijos dėka, bet pasirodo, jog gyvenimo kokybės trukmė jinai nepailgėjo nei trupučio. Reiškia, žmonių gyvenimas pailgėjo, bet jis yra nekokybiška senatvė. Jinai yra paremta vaistais, jie galbūt mažiau juda, jie prikaustyti prie kėdžių, prie sofų, prie lovų, bet, žodžiu, prie ligoninių ir panašiai. Tai tą kokybišką gyvenimą norisi skatinti. Kažkaip taip. Tu dabar toks pilnas jautiesi savo savirealizacijai, čia tokios svajonės, bet jos realiai tokios realios ir tu jau prie jų eini. Tai tu ar kažko dar truputėlį tokių nišų neužpildytų yra? Taip, turiu galbūt dar tokią nišą neužpildytą, kuri galbūt yra ateities planai. Tai yra kažkas tokio, kas paliktų ilgalaikį pasyvų palikimą. Šiais laikais tai yra įmanoma ir aš to nedariau, apie tai niekada negalvojau, tai mano tikslas galbūt yra sukurti kažkokią mokymosi platformą, kažkokią tai info platformą, kažkokią tai judesio platformą galbūt, arba galbūt integruotis kažkur į kažkokį projektą, kuriame visą tai galėtų vykti ilgalaikėje perspektyvoje. Nes, sakykime, mano vis tiek profesijoje yra kažkokie tai amžiaus cenzai, kaip ten bebūtų, ne? Kodėl? Kuo brandesnis? Nežinau, matai, dar kol kas mes neturim tos kultūros, atrodo, žinai, aš ten kuo brandesnis, tai žinai, sakykime, iš trenerio perspektyvos, nes mano kaip ir pagrindinis darbas yra vis tiek kažką tai treniruoti, viena ar kita pusė, nesakykime, ne to kalbėtojo dalimi, bet to tokio treniravimo. Tai vis tiek, mes dar neturime, sakykime, seniorų kultūros ten sportavimo, mes neturime žmonių su viršsvoriu, kažkokios tos kultūros, kad kviestume juos sportuoti. Dar kol kas yra pas mus tas toksai oldschoolinis požiūris, kad mes dar kvieskime žmonės, jūsų kūnas, ten gražus kūnas yra raktas į laimę ten iš serijos ir panašiai. Tai mes vis dar gyvename tokiame. Tai po truputį tas keičiasi, tas sociokultūrinis faktorius, bet aš nežinau dėl to, kaip ir bus, bet aš labai tikiuosi, kad pavyks jau kažkaip eiti koja kojon su to mentaliteto keitimu žmonių, kad jie galėtų. Ir tada galima bus drąsiau ir peržengus 50 ir 60 save realizuoti ir, sakykime, būti. O dabar aš buvau neseniai sporto klube, žiūriu, ten toksai pagyvenęs treneris, gal taip pasakysiu, Romas jo vardas, jeigu aš neklystu, linkėjimą, jeigu žiūrit Romai. Tai jam jau nežinau, kokių metų 60 ir jisai treneriu dirbo ir aš tik žiūriu, wow, geras.
Ir vat realiai aš nuoširdžiai... įkvepia, ne? Taip, ir aš nuoširdžiai tikiu, kad pas jie ateitų irgi plus 50, tai va ta, kuri sunku, kuri nori, bet jie nedrįsta. Įsivaizduok, kad ateina žmogus, vis dar ateina į sporto klubą, jisai, jam ten sunku, jisai ten žiūri, dairosi, blema, visi ten gražus apsirengę, ten prisidažė, prisistatė, prisipūtė kažkokie vaikšto ir panašiai, o kaip man čia jaustis, vat nėra dar to, kad jisai ten būtų kaip namuose, tai vat tą norisi kažkaip šiek tiek padaryti įtakos tam, tai vat galbūt eidamas, tai vat, kažkokia tokia va dar svajonėlė yra, bet, O žiūrėk, visai tai pabaigai prisiminiau tavo tuos juokingus vaizdėlius, kokį tu ten personažą vaidini. Pala, čia kokius. Kur Facebook'e, kaimieti kažkokį. Iš kaimo šitie. Tai viskas labai paprasta, tai man... Aš labai nemažai vaikystės esu Aukštaitijoje praleidęs, nes mano mama yra iš Švenčionių ir ten yra mano močiutė dabartinė, mano vaikų prosenelė. Ir ten yra tas tikras kaimas, toksai aukštaitiškas vienkiemis, kuriame būdavo ūkiai, kuriame važiuodavau ten šieno pjauti, daržų ravėti, bulvių kasti ir kolorado vabalus rinkti. Ir viskas ten šitie dalykai mano vaikystėje vyko. Ir aš dabar labai artimą ryšį palaikydamas su giminėmis, švęsdamas visas šventes, karts nuo karto nuvažiuodamas aplankyti močiutės, tai yra ne kartą per metus, o ten 14 kartų per metus. Vat, aš ten nuvažiuoju ir aš ten jaučiuosi kaip savas ir aš taip lengvai transformuojuosi netgi į aukštaitišką tarmę, nes tai yra mano kraujyje, labai labai lengvai. Ir, tiesiog aš kadangi, esu šiek tiek ir tokio aktorinės prigimties turiu, ne veltui ir ta televizija mane kažkaip tai prisiviliojo, aš šitas kameras ten mėgstantis pakalbėti ir pabūti visokios amplua, aš ten su vaikais randu labai gerą kalbą, nes aš moku jų akimis pažiūrėti, pasimaivyti, labai mėgstu ten pakvailioti truputėlį su jais. Tai šioje vietoje kažkaip tiesiog, spontaniškai šovė mintis, Agnė pafilmavo, iš serijos, davai padarom kokį istoriją, žinai, ir vat, žinai, vieną padariau, sakau, davai, čia pafilmuok prie šulinio, žiauriai fainai, žinai, toks kažkokia mintis gimė ten, žinai, kad čia, žinai, į Nigeriją šulinys yra, žinai, tiesiai iš Švenčionių. Ir iš to kažkaip gimė, truputėlį toksai. Čia yra visiškai toksai atsipalaidavimo momentas kažkoks. Žodžiu, karjeros tame kažkokios labai neieškoti, ne? Ne, bet aš visą laiką pamastydavau apie tai, kad būtų faina kokiam teatre, spektaklyje, kažkur tai pabandyti savo aktorystę ten įpinti, ar kokiam serialę nusifilmuoti, žinai, ar dar kažkur tai, bet tokių minčių, bet galbūt užtenka man realizacijos ten su televizijos laida savo, jau 6 metai kaip vyksta, tai jo. Šiaip labai faina laida, kviečiu žiūrovus visus užmesti akį, šeštadieniais 9 valandą rodo, tai va iki naujų metų dar tikrai rodys, o po naujų metų, jeigu jau čia išeis eteris po naujų, tai dar nėra aišku. Tai va, bet yra labai daug mediatekoje, tai labai faina savaitgalinė laida. Mes manom, kad tai yra geriausia savaitgalinė laida, rytinė. Žodžiu, Alanai, labai ačiū tau už pokalbį. Man tai tu toks tikrai įkvėpėjas ir toks, žinai, savo gyvenimu rodantis, kaip reiktų. Ačiū, gerą girdėti. Toks, žinai, toks savas autoritetas, žinai, toks nesuvaidintas autoritetas. Ta prasme, būna tokių, žinai, kur taip nori iš savęs kažką, atrodo, padaryti. Autoritetai. Labai gera girdėti, nes aš iš tikrųjų labai stengiuosi kaip gyventi, taip ir kalbėti, taip ir elgtis. Tas ir matosi, žinok. Ir gera, žinai, išgirsti, kad taip ir yra. Tai duok Dieve, kad ir tau, ir tuo pačiu kitiem žmonėm būtų kažkokių naujų atradimų galbūt, arba vėlgi kažkokia energetika sukiltų iš mūsų dviejų pokalbių. Buvo faina labai. Ačiū tau.